Šitie metai auto pasauly buvo grynas cirkas. Bachūrėliai puošė BMW ir Mersus spalvotom LED lemputėm. Atrodo kaip naktinis klubas ant ratų. Vieni sako stilius, kiti eglė ant ratų. Sniego laukia visi. Jis buvo tikėtas, bet kai pagaliau iškrito porai dienų ir vėl ištirpo. Dabar tai jau beveik norma. Balta ryte, šlapia vakare. Ir čia prasidėjo winterbeaterių chaosas. Rinka pasimetė, o žmonės dar labiau. Kainos šokinėjo kaip amerikietiški kalneliai. Tai perka bet ką su techu, tai vėl. Ai, dar palauksiu. Vieną savaitę beateris aukso vertės, kita niekam neįdomus. Ir kaipgi be kelių erelių. Socialiniuose tinkluose vis pasirodo vaizdai, kur BMW ir motociklai tiesiog važiavo ant šaligatvių, per pėsčiųjų perėjas arba ėjo šaškėmis, keldami pavojų sau ir aplinkiniams. Mano manymu, didžiuosiuose miestuose tikrai kyla noras greičiau pasprukti iš kamščių. Todėl reikėtų aikštelės jaunimui, kur būtų legaliai galima išsikrauti ir išbandyti savo aparatus. O kaip manote jūs?